Pristatydama vieną svarbiausių metų dokumentų 2025 metų Alytaus rajono savivaldybės biudžetą, visų pirma noriu padėkoti mūsų aktyviai rajono bendruomeniai. Nuoširdžiai džiaugiuosi susitikimuose matydama neabejingus veidus. Tai aiškus įrodymas, kad gyventojams tikrai rūpi mūsų rajono ateitis. Bendruomenės įsitraukimas ir teikiami siūlymai leidžia geriau suprasti, kokių sprendimų reikia, kad Alytaus rajonas taptų dar patogesnė, saugesnė ir patrauklesnė vieta gyventi. Šis biudžetas yra ženkliai didesnis negu praėjusių, o kiekviena finansinė eilutė suplanuota atsakingai, racionaliai ir svarbiausia atsižvelgiant į gyventojų lūkesčius bei realius poreikius. Biudžeto projektas buvo nuodugniai svarstytas komitetuose. Dėkoju tarybos nariams už atsakingą požiūrį į rajono finansus. O dabar norėčiau pristatyti, ką esame numatę šiems metams. Šių metų biudžete planuojama daugiau negu 61 milijonas eurų, tai yra 13 milijonų eurų daugiau negu pernai metais. Tokius teigiamus pokyčius lėmė pradėti įgyvendinti nauji ES projektai ir suplanuotos lėšos jiems įgyvendinti, didėjantis minimalus darbo užmokestis ir valstybės skiriamos papildomos lėšos. Planuojama, kad daugiausiai pajamų, tai yra 49% surinksime iš mokesčių. 28% biudžeto sudarys dotacijos skirtos valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti bei ES lėšos skirtos projektams įgyvendinti. 19% apyvartinės lėšos. Šios lėšos susidarė dėl viršplaninių pajamų, pradėtų vykdyti, bet dar nebaigtų darbų, kurių vykdymas persikėlė į 2025 metus, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų tam tikrais atvejais ir žinoma dėl to, kad žiema buvo palanki mums, nebuvo sniego ir sutaupėme lėšų, kurios buvo numatytos kelių barstymui ir valymui. Kitos pajamos tai yra 2 milijonai, kurie bendrame kontekste sudarys 3%, tai palūkanos, nuomos mokestis už valstybinę žemę, biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas, nekilnojamojo turto nuomos pajamos, rinkliavos. Taigi šiemet biudžetas beveik 13 milijonų didesnis. Mokesčių planuojama surinkti 30 milijonų, tai yra daugiau 4 milijonais negu pernai. Daugiau nei 17 milijonų eurų dotacijų, tai yra 6 milijonais daugiau negu pernai. 19% apyvartinės lėšos, kurios sudaro beveik 12 milijonų. Vienas iš svarbiausių pokyčių, kurį tikrai pajus visi rajono gyventojai, yra reikšmingi infrastruktūros gerinimo darbai. Šiais metais ženkliai didiname investicijas į rajono kelius. Keliams papildomai numatoma skirti 5 milijonais beveik daugiau negu praėjusiais metais. Švietimo sektoriui šiemet skiriama 3,5 milijono eurų daugiau negu praėjusiais metais. Esame įsitikinę, kad kokybiškas ugdymas yra investicija į mūsų ateitį. Socialiniai ir sveikatos apsaugai planuojama papildomi 3 milijonai. Tai leis užtikrinti geresnės paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims bei gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Viešųjų paslaugų užtikrinimui ir tobulinimui numatyta skirti 126 tūkstančiais eurų daugiau. Tai leis stiprinti administracinės paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą mūsų rajono gyventojams. Skiriame didesnį finansavimą ir rajono ekonominiam augimui skatinti. Palankios verslo aplinkos kūrimui, turizmo vystymui, aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui. Tikime, kad šios investicijos padės kurti tvaresnę ir stipresnę mūsų rajono ekonomiką. Kultūra yra neatsiejama bendruomenės stiprinimo dalis. Todėl šiai sričiai šiemet planuojama skirti beveik 270 tūkstančių eurų daugiau negu praėjusiais metais. Tai leis plėtoti kultūrinius projektus, stiprinti bendruomenių veiklą ir skatinti aktyvų kultūrinį gyvenimą. Iš viso Alytaus rajono infrastruktūrai planuojama skirti 20 milijonų. Iš jų daugiausiai numatoma keliams ir gatvių infrastruktūrai, asfaltavimui, priežiūrai ir apšvietimui. Iš viso tam planuojama beveik 15 milijonų, taip pat planuojami beveik 2 milijonai eurų iš KPP lėšų, kurie dar nėra čia įskaičiuoti. Daugiau nei 3 milijonus eurų planuojama investuoti į gyvenamąją aplinką,
Šios lėšos bus skirtos socialiniai būsto plėtrai, daugiabučiams namams, bendruomenių iniciatyvoms, energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių, energetikos gamybos ir naudojimo skatinimui. Teritorijų planavimui, specialiųjų ir detaliųjų planų rengimui numatoma 256 000. Taip pat pradėsime Daugų ir Simno miesto bendrųjų planų keitimo procedūras. Vandentvarkai numatoma skirti daugiau negu 600 000. Šios lėšos bus skirtos vandens ir nuotekų paslaugų teikimo kokybės gerinimui, gyventojų išlaidoms kompensuoti už nuotekų valymo įrenginius. Švietimui planuojama šiemet skirti 14,5 milijonų. Daugiau nei 11 milijonų bus skiriama ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tai ir ikimokyklinio proceso užtikrinimas, vidurinis, pagrindinis, neformalusis vaikų švietimas ir ugdymas, profesinio orientavimo organizavimas. Mokymosi kokybei gerinti numatoma daugiau negu 3 milijonai eurų. Siekiant aukštesnės mokymosi kokybės ir geresnių rezultatų, mūsų mokyklose ir darželiuose bus atnaujinamos patalpos, aplinka, investuojama į mokytojų kvalifikaciją, bus tęsiamos 1000-mečio mokyklų projektas, kuris prisidės, tikimės, prie aukštesnės švietimo kokybės Alytaus rajone. Žinoma, stiprinsime ir vaikų STEAM kompetencijas, organizuosime ir kitas veikas bei užsiėmimus, kurie turės įtakos geresniems mokymo rezultatams. Įgyvendinsime projektus, kurie prisidės prie švietimo sistemos tobulinimo mūsų rajone. Tiksliau tariant, kursime patogesnę aplinką visiems rajono vaikams, taip pat ir turintiems specialiųjų poreikių. Plėsime ikimokyklinio ugdymo vietas, aprūpinsime mokyklas reikalingomis priemonėmis, pasirūpinsime ankstyvuoju ugdymu vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir diegsime skaitmeninius sprendimus švietimo sistemoje. Švietimo pagalbai mokyklose bus skiriama 230 000 eurų. Už šiuos pinigus bus teikiama specialioji pedagoginė pagalba. Gyvendinamas taip pat projektas bus švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Alytaus rajone. Pedagogo darbo užmokestis augs daugiau negu 14%, kitų 10%. Socialiniai ir sveikatos apsaugai planuojama skirti beveik 13 milijonų. Daugiausiai lėšų socialinės apsaugos srityje numatoma skirti socialinėms paslaugoms ir paramai beveik 7 milijonai eurų. Nuo šių metų padidėjus baziniams socialinių išmokų dydžiams didinama ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams, didėja ir parama mirties atveju bei kitos socialinės išmokos. Pagalbo šeimai ir vaiko globos šeimoje skatinimui numatyta daugiau negu 600 000. Įgyvendinant asmenų su negale reformą didinamos lėšos asmenų su negale teisių apsaugos užtikrinimo priemonėms ir paslaugoms. Asmenų su negale būstams pritaikyti ir integracijai numatyta skirti beveik 250 000 eurų. Globos namų veiklai užtikrinti numatoma beveik 1,5 milijono eurų. Sveikatos apsaugai visuomenės sveikatai gerinti beveik 370 000. Daugiau lėšų skirta ir socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui, jis didėja 20%, sveikatos apsaugai ir specialistų pritraukimui planuojama beveik 1,5 milijono eurų. Savivaldos funkcijoms užtikrinti ir viešosioms paslaugoms tobulinti numatoma daugiau kaip 6,5 milijono. Iš jų daugiausia planuojama viešųjų paslaugų teikimui ir skaitmenizavimui beveik 4,5 milijono, tiek tarybos narių, administracijos, kontrolieriaus darbo užmokestis ir patalpų išlaikymas, kompiuterinė įranga, valstybės deleguotų funkcijų vykdymas, paskolų grąžinimas, turto draudimas. Taip pat beveik 1,5 milijono skiriama priešgaisriniai, civiliniai saugai ir mobilizacijai. Jaunimo politikos įgyvendinimui ir jaunų žmonių įtraukimui skiriama beveik 50 000 eurų. Rajono įvaizdžio kūrimui, kuris ilgalaikėje perspektyvoje padės pritraukti daugiau investicijų visose srityse, taip pat reikalingų specialistų, numatoma skirti beveik 150 000 eurų. Verslo skatinimui ir investicijų pritraukimui numatoma daugiau negu 1 milijonas. Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti beveik 102 000, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui 100 000, pramonės zonos kūrimui
Alytaus rajone 100 000. Pradėsime įgyvendinti ir projektą bendradarbystės erdvės Dauguose sukūrimas, kurio metu Dauguose bus įkurta verslo bendradarbystės erdvė kultūros ir pramogų industrijai. Šiais metais planuojama įgyvendinti turizmo projektus, kuriems yra numatyta beveik 1 milijonas. Už šias lėšas intensyviai vykdysime dviračių takų ir pėsčiųjų erdvių projektavimus. Tikimės pradėti rangos darbų pirkimo procedūras, kad kitą metą ankstyvą pavasarį galėtumėm pradėti darbus vykdyti. Kaimo bendruomenių veiklos skatinimui numatyta 100 000. Žinoma, bendruomenės taip pat turi galimybę dalyvauti ir kitose savivaldybės finansuojamuose programuose, pavyzdžiui, kultūros, sporto, visuomenės saugumo ir kitose. Aplinkos apsaugai ir žemės ūkiui planuojama skirti daugiau nei 3 milijonus. Iš jų žemės ūkio konkurencingumui didinti 100 000, taip pat didės dėmesys ir melioracijai. Jau antri metai iš eilės iš savivaldybės biudžeto skiriama 100 000 eurų, valstybė šiemet skyrė beveik 189 000 eurų. Taip pat numatytas šiais metais vykdyti projektas Alytaus rajono Eičiūnų, Gervėnų ir Mikalavo kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstrukcija. Iš viso sistemų būklei gerinti šiemet suplanuota beveik 650 000 eurų. Aplinkos apsaugai užtikrinti skirti daugiau negu 2 milijonai. Paskutinė, bet tikrai nemažiau svarbi sritis prioritetų sąraše yra kultūra. Kultūros ir jos stiprinimui iš viso planuojama skirti daugiau negu 2 milijonus. Viešosios bibliotekos veiklos organizavimui beveik 900 000. Kultūros centro veiklos organizavimui daugiau negu 770 000. Kultūros veikloms numatyta daugiau negu 250 000. Kultūros programai numatyta 130 000. Paminklodsaugai ir religinėms bendruomenėms iš viso numatyta 150 000 eurų. Biudžetas yra subalansuotas ir paskirstytas atsakingai. Kiekvienas euras investuotas apgalvotai. Bendras biudžeto išlaidų planas, matote skaidriai, kaip atrodo, daugiausia lėšų planuojama skirti infrastruktūrai, švietimui, socialiniai ir sveikatos apsaugai. Tai ir yra tos sritys, kurios tiesiogiai veikia mūsų kasdienybę ir ateitį. Pristačiau ne tik skaičius ir eilutes dokumentuose. Iš esmės pristačiau mūsų bendruomenės poreikius ir prioritetus. Tuo pasirūpinti mūsų visų atsakomybė ir pareiga. Šiandien mes nekalbame apie tai, kas yra neįmanoma. Mes kalbame apie tai, kas jau vyksta ir kam reikia mūsų dėmesio ir pastangų. Dar kartą visiems noriu padėkoti už bendrą darbą. Iš tiesų, mokinių maitinimui siūlėm iš pradžių maždaug 500 000, tai 500 milijono, būtų maitinami visi vaikai nemokamai, arba bent pradinukai, tas kainuotų apie 800 000. Tai labai gaila, bet į tai nebuvo atsižvelgta. Kalbant apie mokinių maitinimą, tai žinot, lengva žarstytis pažadais, kai nereikia atsakyti už jų įgyvendinimą. Tikrai daugybę metų buvote valdžioje ir tikrai turėjote galimybę ne vieną ir ne dvi maitinti mokinius tiek ir vyresnius, tiek ir mažesnius, tačiau tokie sprendimai nebuvo priimta. Kai mes atėjome dirbti prieš porą metų, apleistos yra valgyklos, valgyklų infrastruktūra. Palikote mokyklas ir su kiaurais stogais ir apsemtais rūsiais. Taip, aš pirmiausia norėčiau padėkoti merijai už paskaitą, bet aš nežinau, jūs man tai, nežinau, kiek čia galėsiu kalbėti, nes matyti mikrofoną išjungsit, pati sau leidžiat tiek, kiek norit. Minutė 49. Kiek jūs kalbėjot, gal pasakyti, aš čia paskaitos jau prisiklausiau ir jeigu mūsų siūlymus iš 61 milijono dar su tam trupučiu už maždaug 200 000 vadint populistiniais ir kalbėt, kad kažkokia mokykla ten stogas bėgo ir kažkas prakiuro. Tai ir gyvenimas vyksta, tai sensta, pastatai ir gal priminti jums, kiek jūs metų buvot valdžioj. Ir tada ar darėt ar nedarėt. Bet tokiais nuošimčiais biudžetas tikrai neaugo, neatsimenu. Reiškia, ekonomika gera valstybei, nuo to, kaip sakant, atlūžta ir mūsų gyventojams. Ir vadint populistų labai pamatuotus dalykus. Ir dėl gaisrinės, ir dėl vaikų maitinimo, tų pat bent mažiausių 800 000. Kai tuo tarpu vėl ir apie pastatus kalbat labai daug švietimo, bet daugiausios tiek į kelius.
visi kelius. Ir čia idėjų tarp kitų pasigėstų, įdomesnių, geriausiai kelius, visi kelius. Kodėl čia taip toks didelis ūpas? Tai ir čia kalbėt, kad čia labai jau jūs čia kažkaip įdomiai, inovatyviai ir taip toliau. Nieko čia aš labai netavus nematau. Taip, kažkaip keistai atrodo, kad biudžetas toks solidus yra ir viskas, bet gaila, lengva ranka 5 milijonais dadedam keliam, o gaila priešgaisriniai apsaugai rajono, švietimam. Paskui šitą, kaip ir yra siūlė Simno bažnyčiai, gaila, keistai atrodo, žinokit, ir maitinimui tą pačiam tų vaikų. Pateikta paraiška yra lygiai taip pat jau pateikta dėl priešgaisrinių 2 gelbėjimo automobilių, atsakymo dar neturime, bet paraleliai šiuo metu yra pasikreipta į Vidaus reikalų ministeriją ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą dėl automobilių skyrimo Alytaus rajono savivaldybei. Sulaukę šitų atsakymų tiek iš ministerijos, tiek iš projektų, jeigu matysime neigiamus atsakymus, tikrai eisimės į valdybės biudžetą tam, kad įsigytumėm bent vieną automobilį. Ar už tokią bent sumą pagaliau bus Simno, Trimonių, Daugų kultūros salių apšvietimas bent kada nors patvarkytas? Mes ir patys dalyvavome, apšvietimas tragiškas, reikia labai daug priemonių, garso, mikrofonais jie skundžiasi, ir jau paskui visi čia priekabiauja, kad jau neva mūsų kultūros darbuotojų lygis labai žemas, dar kažkas, jau nežinia, ko norim iš jų. Pirmiausia, gal suteikim geresnės priemonės, kad nereikėtų jom patiem ir savo resursų jas atsinešti ir naudoti. Matau, klausimai, pasisakymai išseko. Kviečiu gerbiamus tarybos narius balsuoti už vieną svarbiausių mūsų dokumentų, tai biudžeto projektą. Prašau. Čia ne dėl karstyklo palaikyk. 16 už, 5 susilaikė, sprendimas priimtas, dėkoju.